Sveiki, mėlyje, šiame video aš Jums papasakosiu apie tai, kaip reikia planuoti mitybą keliaujant. Šiuo metu esu Švedijoje ir susiduriu su lygiai tokia pačia problema kaip ir Jūs. Nežinau, kaip keliaujant išlaikyti kūno formos, bet apie tai šiame video. Taigi, keliaujant visą laiką turite turėti vis tiek saiką. Kiekvienoje kavinėje, kai negalite valgyti bet ko ir bet kokiais kiekiais. Turite pasirinkti labiau subalansuotą maistą, ar tai būtų salotos su dideliu kepsniu, kuris jums duotų pakankamai baltymų. Šalia turite pasirinkti zero gėrimus. O jeigu nueinate į parduotuvę, tai irgi ieškote sveikų alternatyvų, kurios būtų gausios baltymais. Tai galėtų būti tiesiog paprastas baltyminis gėrimas, baltyminis batonėlis. Šalia, jeigu pusryčiams gaminate sumuštinius, tai pasirinkite liesą mėsą ir nusipirkite batono ir šalia kokių nors daržovių. Ir toliau visur kitur, tai renkatės mineralinį, vėlgi tos pačius zero gėrimus, gerite kavą ir mėgautės kelionę, pasimėgaujant skanių, pavyzdžiui, man švediškų maistų ir delikatesais. Tai šiandien tiek trumpų tipsų būtent apie planavimą kelionėse.